nieko taip neišbandys jūsų automobilio akumuliatoriaus būklės kaip žiema. Ir niekas neatskleis tikrosios jūsų starterio akumuliatoriaus būklės, taip kaip apkrovos testeris. Kas iš tikrųjų slypi akumuliatoriuje, nesužinosite be apkrovos, o tik esant apkrovai. Todėl pasiskolinau šį prietaisą iš Unimac ir patikrinsiu 4 skirtingus akumuliatorius. Mano vardas Tomas Krisenskis, o pirmasis kandidatas yra Varta Black. Iš 2012 metų mažai naudotas ir gana gerai prižiūrėtas. Antrasis yra Stardine prekės ženklas, po kuriuo slepiasi ECD akumuliatorius. Gamybos metai taip pat 2012. Na, o kitas akumuliatorius vėl yra Varta, šį kartą Silver ir BMW spalvose, pagamintas 2005 metų. Liepa. Tai yra baterija, kurią gamintojas pristatė į naują automobilį, kur jį tarnavo ilgus 14 metų. Ir ji būtų veikusi toliau, jei būčiau turėjęs širdį ją žiemą kankinti šaltais. 2 litrų turbodizelio užvedimais. Tai jau nelabai pavykdavo. Bet vasarą užsivesdavo be jokių dvejonių. Čia bent jau matote, kad varikliui žiemą reikia visiškai kitokių užvedimo srovių, nei vasarą. Ta baterija po įkrovimo išlaiko įtampą be apkrovos virš 12,5 volto, todėl iš to nesimato, kad ji jau nėra visiškai tinkama. Tačiau kaip ji iš tikrųjų veikia, sužinosime būtent, naudojant apkrovos testerį. Na ir pagaliau turiu naują ECD Premium, kuri pakeitė tą Vartos laikiklį. Po maždaug mėnesio naudojimo ji turėtų būti vis dar kaip nauja. Ji turi didžiausią talpą ir nurodytą startinę srovę iš visų testuotų baterijų. Startinių akumuliatorių testavimui pasirinkau prietaisą BT600A. Be pačios automobilių baterijos jis gali išbandyti ir starterį, tiksliau išmatuoti jo srovės suvartojimą. Ir taip pat išmatuoti generatoriaus ir reguliatoriaus įkrovimo įtampą, tai yra ar tinkamai veikia įkrovimas. Prietaisas gali dirbti su akumuliatoriais, kurių nominali įtampa yra 12 arba 24 voltai iki 200 ampervalandžių talpos. Baterijos temperatūra apkrovos bandymo metu turi būti ne mažesnė kaip 16 laipsnių Celsijaus. Šioje kainų kategorijoje nesitikėkite, kad testeris parodys realią maksimalią srovę, kurią akumuliatorius gali tiekti. Tačiau jis gali, remdamasis tam tikra srovės apkrova, užfiksuoti akumuliatoriaus įtampos kritimą, iš kurio matyti jo tikroji būklė. Automobilio bateriją galima testuoti automobilyje arba išimta iš transporto priemonės. Akumuliatorių visada pirmiausia pilnai įkrauname. Matuojant automobilyje, pirmiausia prijungiame mėlyną gnybtą prie baterijos įžeminimo laido. Raudoną gnybtą prijungiame prie teigiamo baterijos poliaus, o juodą prie neigiamo. Už transporto priemonės dirbsime tik su mėlynu ir raudonu gnybtu. Juodas gnybtas liks neprijungtas ir neturi liestis su kitais gnybtais. Potenciometru nustatome testuojamo akumuliatoriaus talpą ir paspaudžiame, bei laikome raudoną mygtuką. Tuo metu stebime įtampą voltmetre dešinėje. Rodiklė po kelių sekundžių stabilizuojasi ir mes matome, kiek sumažėjo akumuliatoriaus įtampa po apkrovą. Jei ji lieka virš 10,5 volto, akumuliatorius yra tvarkingas. Jei ji yra tarp 10 ir 10,5 volto, akumuliatorius jau yra prastesnės būklės ir žiemą galime turėti problemų su užvedimu. Na, o jei įtampa yra mažesnė nei 10 voltų, akumuliatorius negali tiekti pakankamos srovės žiemos užvedimui. Ampermetras kairėje apytiksliai rodo apkrovos srovę. Ir dėmesio, mygtuko nespaudžiame ilgiau nei 5 sekundės. Jei akumuliatorius gali užvesti, galime tęsti starterio, generatoriaus ir reguliatoriaus matavimus. Matavimo rezultatus įrašiau į lentelę, iš kurios matyti, kad seniausias akumuliatorius apkrovos metu nukrenta žemiau 10 voltų. 2 akumuliatoriai pagaminti 2012 metais dar kažkaip laikosi, bet šalčiuose jau turės problemų su pakartotiniu užvedimu ir jei nebus pakankamai įkraunami, gresia jų gedimas. Na, o galiausiai naujas akumuliatorius atlaiko ir pakartotinę apkrovą, nesumažindamas įtampos žemiau 10,5 volto. Jei mums nereikia apkrovos testo, akumuliatoriaus įkrovos būseną galime išmatuoti. Bet kokiu voltmetru arba galima nustatyti pagal elektrolito tankį. Tai taikoma tik vadinamosioms užpildytoms baterijoms, kurios turi prieigą prie elektrolito. Matavimas atliekamas refraktometru, kuris yra prietaisas šviesos lūžio rodikliui matuoti. Refraktometrai gali būti optiniai arba elektroniniai, o automobilių pramonėje juos dažniau naudojame matuojant aušinimo skysčių ir langų plovimo skysčių atsparumą užšalimui. Norint nustatyti skysčio tankį, pakanka pipete paimti 2 ar 3 lašus tiriamo tirpalo.
Refraktometre tada nuskaitome elektrolito tankio vertę kilogramais litrai arba tirpalo užšalimo temperatūros vertę Celsijaus laipsniais. Na, o kalbant apie skysčius, turiu dar vieną naudingą įrankį, kuris greitai patikrins stabdžių skysčio būklę. Testeris, naudodamas zondą, įdėtą išlyginimo bakelį, parodys tikrąjį virimo tašką. Jei jis yra žemesnis nei rekomenduojama vertė, atskiriems stabdžių skysčio tipams turėtumėte jį skubiai pakeisti. Grįžkime prie starterio akumuliatorių. Apskritai, jie geriausiai jaučiasi, kai yra pilnai įkrauti. Ilgalaikis palikimas dalinai išsikrovusioje būsenoje jiems kenkia, taip pat kaip ir per didelis įkrovimas. Todėl kuo dažniau tikrinkite savo akumuliatoriaus būklę ir jei pastebėsite, kad jo įtampa be apkrovos yra mažesnė nei 12,5 volto, įkraukite jį išoriniu įkrovikliu. Ir nebijokite jo įkrauti, kai jis prijungtas automobilyje. Jei turite kokybišką įkroviklį, nieko blogo nenutiks. Taip pat patikrinkite transporto priemonės įkrovimo sistemos veikimą. Akumuliatorius jums už tinkamą priežiūrą atsidėkos ilgaamžiškumu. Nuorodas į visus produktus rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Prašome užsiprenumeruoti ir paspaudę varpelio ikoną nustatyti pranešimų apie naujus vaizdo įrašus gavimą. Džiaugsimės jūsų patiktukų arba konstruktyvių komentarų. Na, o aš jau laukiu kito vaizdo įrašo iš Unimas dirbtuvių.